Taip, kas toliau, o Anglijoje, žodžiu, visi paukščių tie turėtojai jau privalo būtinai kuo greičiau ten skubiai per kažkiek, nežinau, ten laiko, užregistruoti visus savo paukščius, kiek tik tais jie ten turi, žodžiu, jeigu kas ar kanarėlė kokią laiko, ar papūga, nesvarbu, visi turi registruotis, apie vištas ten ir antis, kokias jau nėra nei kalbo, žodžiu, turi būti užregistruota, nes jei kas neužregistruos, žodžiu, o jeigu kameros užmatys, ar droniukai kokie praskridę ten, su programėlio identifikuos, kas ten kur yra, tai, žodžiu, tada duos jau tiem po 5000 svarų bilietėlį tada. Tai va, tai žodžiu, jau vykdomos tokios represijos, o užregistruota, aišku, reikia tik su vieninteliu tikslu, kad paskui, kai jau paskelbs, kad žinotų, kad visi turi, žodžiu, tie, kurie užregistravo ir turėtų sunaikinti savo ten tuos paukštukus. Tokiu būdu, aišku, jie vis artina tą, kaip sakant, bado temą. Iš pradžių gal ten paukščiai išnaikinami bus, paskui ten kiaulės, karvės ir visi, žodžiu, mėsos visokios, o paskui, aišku, ir visa kita. Nes ne veltui jau karts nuo karto ten buvo pranešta, kad jau ir pomidorai ten COVID perdoda, ir agurkai, žodžiu, ir visokie, žodžiu, viskas, kas natūraliai buvo žmogaus, sakykime, maistu, tai jau viskas yra labai pavojinga ir perdoda visas ligas žmonėms, žodžiu, o tik tai beliks vienintelis, kas dirbtinė mėsa bus, biliuko, kur ten gaminamos ir vabalai, aišku, irgi bus švabas, kur propaguoja. Tai va, tai tik tais du dalykai, kuriuos galės jau ateityje saugiai valgyti. Ir tai tik tais iš tų korporacijų, žodžiu, visų, kurios priklauso Nevidono tarnam, jau pats irgi sliekų negalėsi prisikasti, nes jie irgi bus užkrėsti ir pavojingi, žodžiu, nesaugų. Tik tai galėsi valgyti jau tuos, kuriuos jau pardavinės sertifikuoti, žodžiu, jau patikrinti tie gamintojai. Tai va, kas toliau? O Disney, žodžiu, sukūrė kažkokį naują serialą, kaip visą laiką jie ten kūrė tokius įdomius Paulina ar Paulonija kažkokia, nežinau, žodžiu, sukūrė kažkokią serialą, kaip ten nepilnametė pastojo nuo šėtono, žodžiu. Nuo satano, taip, aš nežinau, tai lietuviškai gal čia šėtonas skaitytųsi tas satanas, ne? Tai labai įdomus turbūt serialas, ten sakė 6 serijų. Pati tema yra labai įdomi, kaip nepilnametė pastojo nuo šėtono, žodžiu. Pagal jos, aišku, jau ten nepilnamečiai, kokie čia nepilnamečiai, jau 4 metų vaikai jau turi teisę apsispręsti, kad jie nori su suaugusiais ten jau, žodžiu, sekso žaidimus visokius žaisti. Bet čia dabar ne apie tai, toliau skaitom. Va, tai dėl ko, žodžiu, Amerikai bus karas. O draudimo kompanijos jau dabar Amerikoje jau visos į savo naujus draudimo tos polisus pradėjo įtraukinėti naują sąlygą, kad, žodžiu, nebemokės už nuostolius dėl karo. Ir ten dėl, žodžiu, biologinio karo, atominio karo, cheminio karo ir, žodžiu, dėl belė kokio karo, žodžiu, jau draudimo kompanijos jau už nuostolius jau savininkam nebemokės. Ir anksčiau, aišku, buvo ten tokių įdomienų, bet kažkaip nebuvo taip smarkiai, o dabar jau, žodžiu, jau paplito, kaip sakant, jau pabiro kaip gausybės rago. Tai vadinasi jau iš tikrųjų taip tos draudimo kompanijos, o kadangi vis tiek ir visos ir draudimo kompanijos, ir ten bankai ir taip toliau sueina, vis tiek viskas pas Nevidono tarnų, kaip sakant, tinklą, kaip sakant, į rankas jų, ir jie iš karto, aišku, žino, kasgi bus, kokiusgi jie ten planus turi, kada kur kokį kariuką reikia suorganizuoti, kažkokią tai naują mėsmalę ir panašiai, ir žinoma dėl to, kad nebūtų jiem kažkokių tai įsipareigojimų, kažkokius nuostolius ten kažkam tai dengti, tai iš karto, aišku, ir įtraukia tokias sąlygas, kad jau tokių tai nuostolių mes jau tikrai nedengsim, nes patys tą karą ir suorganizuos. O žodžiu, čia tokia irgi labai šmaikšti įdomiena, žodžiu, Kalifornijoje jau prievartautojus, vyrai, kurie išprievartauja ten moteris, jo, žodžiu, pradėjo sodinti moterų kalėjimą. Jo pats geriausias, aišku, yra, kaip čia dabar sakykime, pati geriausia bausmė, žodžiu, moterų prievartautoją pasodinti į moterų kalėjimą, kur ten tūkstančiai ar šimtai, nežinau, ten tų moterų vyrų nemačiusių ten metais turbūt sėdi ir svajoja tik tai apie, kad jas kas nors išprievartautų. O prievartautam, tai aišku, tai yra didžiausia bausmė, žodžiu, už tai, kad jie prievartavo moteris. Dėl kogi tos vyrus ten sodina į moterų kalėjimus? Ogi dėl to, kad jie visi dabar kaip vienas iš karto, kai tik tai išprievartauja ir jeigu jau juos pagauna, tai jie iš karto sako, kad aš tai iš tikrųjų esu moteris lesbietė ir tiesiog aš kaip lesbietė išprievartavau tą, žodžiu, kitą moterį ir tada, aišku, jau jos, kadangi jie patampa transgenderiais, o transgenderiai dabar yra aukščiau ten, žodžiu, praktiškai prilyginami Dievui tam tikrose jau valstijose ir šalyse tam tikrose, žodžiu, tai jau jie iš karto, aišku, jau keliauja ten, kur, sakykime, tą savo paskirtą rojų, žodžiu, į moterų kalėjimą kariavo. Tai kas toliau dar, kokių čia dar yra įdomienų, žodžiu, Ilonas pranešė, kad su savo raketom Starship 3, jisai turi ten tokios raketos, ten, žodžiu, dabar jau yra Starship 3, jisai nuskraidins į Marsą, žadėjo nuskraidinti Marsą 1 milijoną žmonių ir netgi dar kelias tonas krovinių kartu su tai žmonėms, sakė, nuskraidins.
Tai dabar labai man įdomu į Marsą, jeigu nuskraidins milijoną žmonių ir tik tai kelias tonas tų krovinių tiem žmonėm, tai jiem ten po kiek išeis, ten po šaukštelį cukraus tikriausiai, ne kiekvienam maždaug. Ir žodžiu, o jų daugiau jie, kaip sakant, kadangi jau mokslininkai išrado, jau ir iš šūdų galima kepsnius gaminti, ten ir iš myžalų alų, pavyzdžiui, labai gerai irgi gaminti, žodžiu, ir ką, nieko nereikės, galės ten valgyti savo kakučius ten nuvažiavę, aišku, gal ten kokią palapinę, galės mėgoti ten pagal grafiką toj palapiniai, žodžiu, tą Marsą nereikia, ten daugiau keletas tonų ir visiems, žodžiu, patiks. O šiaip tai, jeigu taip žiūrint, mes kadangi čia kalbam apie terariumą, tai apie kokį Marsą apskritai gali būti kalba, čia yra tik tai tiesiog tušti kažkokie tai pažadai, pokalbiai tam, kad, žodžiu, kad labiau tie dundukai tikėtų, kad yra dar kažkoks kosmosas, kažkokios ten planetos, kažkokie Marsai, žodžiu, ir, žodžiu, į tas planetas jau ten juos jau, kad ruošiasi, jeigu jau ruošiasi skraidinti, tai jau tikrai tada vadinasi yra tas Marsas, ne? Ir tikrai jau ir tas kosmosas yra, koks gali būti kupolas, jeigu į Marsą mes šito jau visi skrisim. Tai va, tai tokiu tikslu, aišku, tai tas melas ir užtat ir išsakoma, sakykime. O tą milijoną žmonių tai gali būti labai paprastai dabar žiūrint su tom šiuolaikiniam technologijom. Tai paim, žodžiu, tą milijoną žmonių, susodins į raketas, o iš tikrųjų susodins į kokį nors traukinuką vagonus, nuveš į utilizacijos vietą ir labai gražiai ten juos visus utilizuos, o daugiau va, su tuo dirbtiniu vadinamu intelekto, tiesiog su vizualiniam ten tom programėlėm padarys tą deepfake ar kažkokį tai, žinai, ir dabar ta meta juk ten yra, kur imituoja, žodžiu, žmogaus visą elgesį ir veiklą. Prieš tai, aišku, juos labai gerai ten nuskanuos ir duos ir pakalbėti ir taip toliau, žodžiu, kad turėtų ten jų ir balso ir prieš tai, aišku, jau juos ir taip atrinkinės, pasižiūrės, kiek ten yra apie juos informacijos, kad galėtų, sakykime, paskui jau jie bendrauti su savo ten giminaičiais, pasakoti, kaip jie ten Marse, žodžiu, ten geria tą alų ir valgo tos kepsnių, žodžiu. Ir, žodžiu, o viską tai iš tikrųjų darys, tai tiesiog programėlė kompiuterinė ir taip, ir niekas negalės jų netgi patikrinti, tu nenuskrisi į Marsą, nepaspausi už rankos, ne? Tai va, tai, žodžiu, toks jau laukia planas, žodžiu, kaip čia jau milijonas savanorių jau žinos, kaip jie bus utilizuoti tas milijonas. Taip, o žodžiu, ką čia dar, o Jemenas, žinot, tai yra toks Jemenas ir ten yra tie husitai, kurie ten vaikšto ten su tais sandalais savo bėgioja iš guminių padangų, žodžiu, padarytų ir, žodžiu, sušaudė ten amerikonų laivus, jie kažkada ten irgi iš savo tų kalašnikovų ir netgi ten kabelius buvo kažkokius interneto panėrė į žodžiu, į jūros dugną panėrė ir ten juos nugraužė, žodžiu, jie labai, tai tie husitai tokie yra išradingi ir ten ir baisus ir jie dabar paskelbė, kad jie turi 400 000 pasiruošusių karių, kurie jau tik tai laukia jau ant žemo starto, kada galės jau bėgti į Iraną ir kartu su Irano, ten, žodžiu, tais jau irgi kažkokiais kariais ir bėgs tada kariauti prieš Izraelį, žodžiu. Va, tai ten irgi jau ta mėsmalė irgi dar viena ruošiama, žodžiu, ir husitai, ir Iranas, žodžiu, ir Izraelis, visuose matyt frontuose pradės ten kai jau karą pradės mėsmalę, tai turbūt nebus ant žemės laisvo ploto, kur kas nors nekariautų, žodžiu. Taip, čia toks jau ir yra tas, žodžiu, tas nevidono planas, tai tokiu būdu ir ruošiasi, žodžiu, sunaikinti ten tos visus žemės gyventojus, ar kaip čia jos pasakykim, nuo tos terariumo gyventojų, žodžiu. O kas daugiau dar yra? Ogi Fox News pranešė, kad jau 6 valstijose išplito paukščių gripas. Tai va, tai ką aš ir sakiau, žodžiu, Fox News ten su CDC, žodžiu, ir masiškai jau tuose, žodžiu, visuose 6 valstijose jau naikinami visur paukščiai. Tai ne tik tai tas didžiausias tas paukštynas jau naikina Teksase, bet ir visuose 6 valstijose naikinama, žodžiu, tie visi paukščiai, žodžiu, ir nieko gero čia maisto atžvilgių nežada. Ne tik tai ir maisto, bet jau aišku ir neužilgo jau prasidės ir ta nauji karantinai, aišku jau ir ten pasavotas, kur ten tas melagis, žodžiu, kur ten šnekėjo, tai jis jau ir pasakė, kad jau ir vakcinas jau dėl viso ko jau jie ten jau ruošiasi, kad jeigu jūs paplistų tas paukščių gripas, tai iš karto, aišku, bus iš karto viską gelbėjančios vakcinos ir pasivakcinuos dundukai ir nebesirgsite tie paukščių gripų. Tiesa, nesvarbu, kad jie po to greitai numirs ten nuo kokio nors turbo vėžio, ar ten širdis sustos, kaip ten sportininkams dažnai sustoja, ar užsikimš ten tos kraujagyslės nuo visokių trombų ten ar kažko tai. Bet svarbu, kad ne nuo paukščių gripo mirtų, o jau kad nuo kito kažko tai čia viskas gerai, tada čia jau nebesiskaito, sakykime. Taip, kas čia dar viena yra.
Ir dar, žodžiu, Nevidono tie tarnai visi pradėjo jau naują tą propagandinę kampaniją. Ir kokiagi ta nauja propagandinė kampanija pas juos vykdoma. Ogi nauja propagandinė kampanija vykdoma apie tai, kad, žodžiu, jeigu žmonės išgirsta kažką tai apie kažkokią tai įvykį ten pasaulyje, kad jau gink Dieve nepradėtų patys bandytis išsiaiškinti, kasgi ten ir kur ten kaip ir kodėl atsitiko, nes, žodžiu, internete pilna yra visokių, pagal juos, tai sakykime, melagių, dezinformatorių ir taip toliau, o iš tikrųjų, tai, žodžiu, jie bijo, kad tie žmonės jau jokių būdų nesužinotų teisybės. Ir jie sako, kad jau tie žmonės tai turėtų iš karto, jeigu tik kažką išgirdo, iš karto turėtų remtis tik tais patikimais, kaip ten jie trusted šaltiniai, žodžiu, ir nes jie ir sakė prieš tai, kad reikia dabar tą trustą sukurti, žodžiu, kad jau žmonės tikėtų, žodžiu, tais visom to melagienos priemonėm, kad būtų jos labai patikimos ir kad visi būtų labai patiklus ir tik tai, žodžiu, pratęsiu aną mintį, kol dar nepamešiau. Ir pasakė, kad tik tai patikimom priemonėm jie turėtų tikėti, o patikimos priemonės yra, kas yra melagienos pagrindinės priemonės, tos, kurios ir priklauso būtent Nevidono tarnam. Nes jeigu iš kažkur kitur jau tu kažkokią informaciją gauni, tai iš karto jinai yra 100% yra dezinformacija. Tai čia pagal, aišku, Nevidono tą naują propagandą. Tai tada, žodžiu, nauja propaganda jau dabar turėtų greitai įsibėgėti ir kad, žodžiu, kaip kažkada visi dundukai ten vaikščiojo užsidėję, čia terariume, žinoma, čia nesumaišykit su mūsų žemė, užsidėję ten, aš tikiu mokslu ten, aš pasiskiepiu, aš tikiu mokslu, ten visokius, žodžiu, dėdavos ten tokius užrašiukus pas save, tai dabar jau jie irgi rašysis, dėsis irgi turbūt naujus užrašiukus, aš tikiu melagienos priemonėm, aš žiūriu televizorių, aš tikiu tik tai žiniom, ką pasako, ir tikiu tik tais profesoriais ir mokslininkais visokiais iš universitetų ir visokiais habilituotais ar kokiais nors dar kitokiais daktarais, nes tik tai jie yra patikimi, žodžiu, tie šaltiniai, o visa kita tai yra tik tai išmislas ir melas. Tai žodžiu, tokia matyt vėliava greitai jau jie vaikščios visi iki įsikibę ir mosikuos, kaip sakant, pirmyn ir atgal. Turbūt jau būsiu gal ir baigęs jau tas įdomienas, nežinau, jeigu ką ir praleidau, tai jau paliksiu turbūt kitam kartui. Tikiuosi, gal buvo ir įdomu, o gal ir buvo jau čia per ilgai, tai pabandysiu čia, jau turbūt ir bus paskaldyta, jau kai jūs klausysite porą gabaliuko. Tai, žodžiu, tai tiek turbūt tam kartui ir iki kito karto tada. Kitą kartą jau kažkokios kitos įdomienos jūsų lauks.